Žydrūnai, nuo pat pirmos fizinio parengimo stovyklos dienos sportuoti su komanda, kaip jaučiatės praėjus pusantros savaitės? Džiaugsmas širdį iš tikrųjų, nes tie visi darbai, kurių nesimato, ten žaidėjų komplektacija, visas darbas viduje iki tol, kol prasidėjo pirma treniruotė, tai iš tikrųjų buvo varginanti ir tai nebuvo lengva. O dabar, kada pajutau raumenų skausmą kojose, tai yra iš tikrųjų didelis džiaugsmas. Jūs to pačiu esate ir antras komandos treneris, kaip jūs pats vertinat vyrų darbą visą šitą laiką? Nes stovykla kaip ir artėja prie pabaigos. Ne, kada bėgu su vyrais esu žaidėjas ir vertina treneris vyro, kada baigėsi tas krūvis, pasišnekam su treneriu taip pat apie vyrus. Aš galvoju pasakyti taip, visi stebuklingai noriai dirba, netgi yra keli žaidėjai, kurie dar nėra pasirašę pilnai sutarčių su mumis, todėl absoliučiai nekyla jokių problemų, kas link dėl darbo, noro, motyvacijos. Sakėt, kad vasarą dirbo daug didelį fizinį darbą, spėjot šiek tiek pailsėti? Gal ne kiek fizinį, kiek ten daugiau tokį, nežinau net kaip čia pavadinti, protinį ar kokį kitokį, bet pailsėti ilsiuosi dabar, kada atėjo režimas, kada 2 treniruotės į dieną, sureguliuotas maitinimas, va čia man pats geriausias poilsis ir džiaugsmas širdžiai. Kaip vertinate vasarą nuveiktą darbą, ar pavyko tai, ką planavote? Ypač komandos komplektacijos prasme. Galbūt aišku reikia paklausti ir trenerio, ir galų gale pačių žaidėjų, kaip jie jaučiasi va tokioje komandoje. Bet aš pats asmeniškai tai esu patenkintas ir labai patenkintas. Ar jau matot kažkokias stipriasias komandos pusės, kas galėtų būti vedantys žaidėjai? Gal sunku pasakyti, kada vyrai bėgioja, šoka, šuoliuoja, čia įžvelgti kažką, bet aišku, labai ne vieną dieną ir ne viena naktis buvo praleista su treneriu, planuojant, galvojant. Iš tikrųjų, mūsų galbūt gynėjų grandis šiai dienai yra stipri ir pilnai sukomplektuota. Galbūt dar vieno didelio žmogaus reikėtų, apie ką mes ir galvojame, dirbame tą linkme. Kada tikitės turėti visus 12 žaidėjų su kontraktais? Čia galbūt nėra tas pats pagrindinis tikslas turėti būtent iki tos datos, bet aišku, norėtųsi, kad rungtynės pradėti pirmas oficialias rungtynės. Utenos Juventus pradėtų su 12 gerai pasiruošusių žaidėjų. Kalbant apie rungtynės, ar jau esate suplanavę draugiškų rungtynių ciklą? Taip, pirmos 2 rungtynės įvyks. Pirmos rungtynės bus rugsėjo 3 dieną su Ivano Frankovsko Goverla, tai bus Anykščiuose. Dar ten būtent valanda nėra tiksliai, bet tai bus vakarop. Antros rungtynės 8 dieną su Kijevo. Vėlgi valanda bus patikslinta. 2 varžovai labai rimti iš Ukrainos. Trenerio galbūt buvo noras, kad būtų varžovai stiprus ir nesvarbu visiškai rungtynių galbūt ten rezultatas, bet kad būtų, kaip sakant, pajėgus varžovas pamatyti savo minusus iš karto, o nelaukti galbūt tenai 3-4 rungtynių.